Sveiki, draugai. Kaip manote, čia tiesa ar ne, kad Antaną Kandrotą ištiko širdies smūgis? Celofano Life kanale yra patvirtinimas. Rašo, kad patvirtiname žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją Antano Kandroto ištiko širdies infarktas, greitosios pagalbos automobiliu buvo nugabentas į ligoninę, kur buvo atlikta širdies operacija. Šiuo metu Antanas yra reanimacijos skyriuje, vykdoma intensyvi priežiūra. Naujausiomis žiniomis svarstoma pradėti tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti. Taip. Kaip manote, draugai, ar tai iš tikro nutiko, ar žinome mes Antano humoro jausmą, bet šiuo atveju, nežinau, tikiuosi, kad taip nenutiko. O jei taip, linkime sveikatos ir greičiau pasveikti, tokių žmonių, atsiprašau, tikrai maža, kurie taip kovoja. Labai gaila. Bet ko galima tikėtis, kai eini prieš sistemą, ar ne taip, draugai? Mes jau žinome, kaip tai veikia. Paliksiu jums nuorodą, galėsite komentarus pasiskaityti. Komentarų, kaip žinome, visada yra. Yra tokių pusdurnių, kurie nežino, kaip tyčiotės. Tyčiojasi ir patys iš savęs tokie. Labai gaila, kad visuomenė pilna tokių. Tiek to. Gerai, draugai. Iki kito karto. Iki greito.